16 skyrius. Lenkimas ir eismas juostose. Vairuotojams rekomenduojama vengti nebūtinų lenkimo manevrų. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių ir įsitikinti, kad pirmas punktas. Nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti. Antras punktas. Transporto priemonės, kurią ketinama lenkti, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo. Trečias punktas. Lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms arba važiuojamąja dalimi judantiems pėstiesiems. Ketvirtas punktas. Lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės. Penktas punktas. Baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemoniai. Jeigu priekyje važiuojantis vairuotojas rodo kairįjį posūkio signalą ir yra persirikėlęs posūkiui į kairę, apsisukimui, važiuojantisis paskui jį privalo apvažiuoti sukančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas atlaisvins eismo juostą. Lenkiamos transporto priemonės vairuotojui draudžiama trukdyti aplenkti didinant važiavimo greitį arba kitais veiksmais. Jeigu su priešais važiuojančia transporto priemonė prasilenkti sunku, kelią privalo duoti vairuotojas, kurio pusėje yra kliūtis. Nuokalnėse, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai, kelią privalo duoti žemyn važiuojančios transporto priemonės vairuotojas. Lenkti draudžiama sankryžose, išskyrus leistiną lenkimą pagrindinėme kelyje, nepažymėtame kelio ženklais, sankryža su šalutiniu keliu, šalutinis kelias iš dešinės, šalutinis kelias iš kairės arba pagrindinis kelias, geležinkelio pervažose ir likus 100 metrų atstumui iki jų. Kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias. Pėsčiųjų perėjose. Vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta. Kelių ruožuose, pažymėtose kelio ženklais lenkti draudžiama arba krovininiais automobiliais lenkti draudžiama pagal šių kelio ženklų paaiškinimus. Kelių ruožuose, kur priešingų krypčių transporto srautus skiria taisyklių 3 priede nustatytas horizontalusis ženklinimas 1,1, 1,3, 1,4, 1,1 iš ištisinės linijos pusės ir 1,15. Gyvenamosiose zonose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir dviračių gatvėse.